Labas rytas. Rytelis. Trečia diena. Nefilmuok čia. Nu ką nefilmuot, pažiūrėkit. Ką mes čia pasidarėme? Ja, čia vadinasi, kai ieškai triusikų, tai iškrauni visą lagaminą, nes viskas apačioj buvo. Teks eiliškumo sudėti kitaip. Tai va, burdakas. Bet tai žodžiu, pradedam trečią dieną, einam valgyti. O šiandien kitokie pusrytukai. Kiaušinienė. Nu, pusryčiam. Toks, sakyčiau, per rimtas man maistas. Nu ką, išsikrapštyti baigia kažkas jau. Nu ką, judam. Tbilisis dar. Daugiabučiai tai čia kaip jau pas mum labai panašus. Pasiemam gidą savo vietinį. Anzūras. Šitas žmogiukas nesmagu. Va, gidas perka arbūzą vakarui. To išrinks patys skaniausią. Nu ką, Danytė kepsim, ne? Jau žodžiu. Sustojom kažkur tokioj vietoj tarp kalnų, kažkokį namelį. Tai va, užeinam į svečius. Čia va, Coca-Cola pardavinėja, ne originalę. Теперь в середине вот так пальчиком нажимаем, пальмой псилярим мукца ругавля. Передними руками. С коленами вот здесь. Бей, это не прилипнет, сильно бей. Все, молодец. Браво. Nu, kol kepėm duoną, dangus prakiūro visiškai. Žodžiu, sunkiau artilerija. Antra jau čia gaunasi. 55 laipsniai. Nu, Čia. po pirmo. Originali. Ja, skanu. Saldus skanu. Tai va, dabar jau konjakas, žodžiu vynas, čia konjakas nuo ryto. Nu, su užkanda kaip su duona, konjak su duona. Geriau už čia. Va, išvažiuojam toliau, dabar į vienuolyną, jeigu neklystu. Vynuogių apdalinam. O, kaip skanios, o ne vynuogės. Tiesiai nuo medžio. Kitos. Nu ką, truputėlį sustojom čia vaizdu pasigrožėti Sidnagio miestelį. Išskrido Čia kažkas. ziplainas, galima tiesiogiai į miestą nuskristi. Aišku, čia visi fotografuojasi. Nu, vaizdas tai gražus. Aš dėl to pirmą ir senį. Ta kameros nepaleis. Galėsim pasikeisti. Там, где зеленый, ноги поднимаешь,
A? Eina sau, kaip baisu. Aš skrendu! Skrendu! Geras, kaip gražu. Vau, super. Здравствуйте. Ой, здравствуй. О, geras pagavo mane, galvoju, kad skrisiu tolyn. Na kaip? Geras. Žinai kas? Okay. Opa. Pusiaukelėj kamerą tik įsijungiau. Nu va. Kažkaip greit. Opa. Tai va, mūsų miestelis. Signalis. Mes nusileidom greituoju būdu, dabar lauksim autobuso atvažiuos kokią kartais pasiimti. Tikėkimės nepaliks mūsų. Autobusą priparkavo. O Kamazas stovi. O man vienas iš lankytinų objektų fondą. Čia fontanys. Nu jau pas gruzinus, tai visur vynas, vynuogės. Na ir čia mamytė su vyno taure, sakė, netgi Ieva nuskynė iš tikrųjų ne obuolį, o vynuogę. Tai va, čia gali apsiženyti 24 valandas per parą, kaip Las Vegase. Gaila, kad jau žinotas, nu, ką padaryti. O, Big Benas prie. Čia gal mažas Benas. Brolis Big Beno. Nu, gruzinčių. Nu, Vaidas ragauja konjaką gatvėj. Крепко 42. Va. 15. 15 varių. У меня. Сколько? Будет? Это Угу. не чача? Не. Ну, пожалуйста, берите, пожалуйста. Ne, vietoj. Подождите, я вам упакую. Не надо. Не надо? Пожалуйста. Это 30. Угу. Ага. Это 35. Спасибо. Пожалуйста, спасибо. Čia yra 26 raidės jų abėcėlė, tik tai 26. Aha. Panašios raidėse mūsų, tik tai skirtumas tas, kad labai mažai yra balsių, tik A, O, E, U, I, viskas 5 raidės. Tokios, o kitos yra, kaip gali būti 3 raidės K, 2 raidės T, 2 raidės P, skirtingai. Tai va, išsirinkom magnetuką. Duoda Vaidas tantularių, sako, neturi atmesti. Sako, tu gal kortelę galima? Tai žinoma, sako, galima. Kaipgi. Net nustebo, mes net nustebom, kažkaip mes juos labai nuvertinom. Tai va, čia yra va šitas va, čia ne Don Kichotas, o čia yra daktaras, kuris kažkada gydė už dyką žmonės šitam Signačio miestelį. Nerzinamai. Gal sukam šičia. Tai dabar eisim ant sienos.
Siena yra 4 km ilgio juosianti miestelį ir pagal gruzinus tai jinai yra 3 pagal ilgį siena pasaulyje. Aišku, pirmoji vietoj Kinijos siena, antra nežinau, 3 šito miestelio, bet čia pagal gruzinus. Medus ir čia arba konjakas. Tas medus čia? Medus ir konjakas, va, derinukas. Nu, tai čia reikės dar gal bilietėlę kokį, ne? Wow, pažiūrėk, koks slėnis ten. O. Slėnis tada. Pažiūrėk, kur ten siena. Va, ten Nu. ir eina. Jo, va, ten. Nu. Tokia pankinės sienas, ne, apšilimui prieš Kiniją. Ne, nu tai sakau, čia pradžia, o tam jau pratęsimas. Tam. Va. Nu, muitininkas ant pasienio. Nu, reikia apeiti. Ori kavinė, užlipi po pečiom vos ne ir valgai su vaizdu. O toks. Greitkelis. Nu ką, pamatėm. Ir einam, kol vėl probkės nėra. Vieną bokštelę aplankėm. Dabar einam toliau per sieną. Ar grįžti reikės kažkaip panerina? Jo, į kalną. Mūsų autobusas. O, einam čia. Nesigavo. Iš užpakalio viskas. Tai čia mes važiuojam. Oi. Taip pat, kad tiek būtum, bet palaikai. Kažkaip. Mes autobuse važiuojam dabar į vienuolyną. Nu, babutė, eini melstis. Nu, pasimelsk ir Tos Ninos vienuolyną. Nu jo, visas čia. Visos babutės. Čia kad tą sijoną jau nereiktų dėtis. Nepalikai šluotas ten, kad neslėnam. Bokštelį. Jo, tai buvom čia va šitoj koplytėlėj tokioj. Čia yra palaidota šventųjų Nino, krikščionybės pradininkė. Va, ten viduj paveiksluoti negalima. Ir yra paveikslas, ant kurio darydavo operacijas tam pastate. Komunistai buvo šitą visą pastatą pavertė tiesiog ligoninę. Operacinė, darydavo operacijas. Vidury buvo pačios tos koplyčios. Darydavo operacijas ir vietoj stalo naudojo paveikslą. Ikoną, žodžiu. Paveikslą, nu. Taip, ir dabar ta ikona kabo ir jos veidas toks pabraižytas tiesiog nuo operacijų, nuo skalpelio. Ir gydytoja vietinė sužinojus, kad nu, čia ta ikona, tai pakėlė skandalą, tai žodžiu pakeitė pagaliau į paprastą stalą. Ir viskas per komunistus pakeitė.
Va, gražiausias vaizdas tai iš čia. Viduj tai taip, kaip pasakyti, ten ar restauruoja, ar stato. Nieko ten, parklausti. nieko ten įspūdingo, bet iš išorės tai labai gražu. Vienuolių daržas. Tai ką jos čia augina kopūstus, agurkai lygtais, kažkokios gėlės. Va, viskas po truputėlį judam link autobuso ir mūsų laukia vakarienė. Tuoj sakės, išsirinkit, kurios norit vakarienė. Atvykom į kaimą. Turėsim sakartvelišką vakarienę. Nu, bet granai, man namuose. Namuose, pas gydą. Apvalgysim visą. Va, mokykis. Net tai aš instrukciją filmai. Reikės po to žiūrėti atidžiai. Daromas tikras šašlas. Jokio marinato, nieko. Prastom. Va, žiūrėkit, jie daro. Žiūrėkite, labai svarbu. Ant vynogių šakelio. Nu tai va, jau reikės vynoginą auginti tavo namuose. Reikia vynoginą. Nu, sakau. Nes būtent jos duoda aromatą. Va, tokias skepimai naudoja. Čia, vidury kiemo? O, čia tai gerai. Va čia, aš tai galvoju, sako, dar šašlikiniai iš tikrųjų. Mūsų priešgaisrinės stovėtų. Čia mūsiškiai galvoja visokių šašlikinių, mandrinių ir tokių ir čia paprasta vidury kiemo. Gerai. Nebetinka, jeigu norėsim. Net tai reikės dabar kiemę kūrenti irgi taip pat, nu ką žinau, grįšim. Bet žinau, gaisrų negali iškviesti. Nesupras vietinį. Nu, mūsų šašlikinė krana. Marinatas. Nu. Хочу выпить за Сакартвело и за Летова, и за дружбу наших народов. Мы говорим Гаумарджос, и Свегата Гаумарджос. Но мы дружно говорим так. Гаумар и все вместе Джос. Тамада говорит Гаумар, все вместе Джос. 2 раза. А 3-й раз. Гаумар, Джос, Джос, Джос. Сейчас попробуем, как получится. Сакартвело до Летова. Гаумар, Джос. Гаумар, Джос. Гаумар, Джос. Pirm gyvai. Man tas geras. Nu va, pavalgiam vakarienę šeimoj. Skaniai. Vynelio. Šašlykas geras buvo, labai viskas skanu. Kepsim Lietuvoj. Su druska, mėsa su Nu, druska. bet ką žinau, atrodo, kad prieskonių būtų pridėti. Nesuprantu. Bet man pridegs iš tiek. Tu nemoki kepti. Nu, aš nemoku kepti. Žodžiu, pagaliau grįžom į Tbilisį. Einam apsipirkti, pavalgyti, žodžiu, kažką tai reikia. Atsimeni pavadinimą? Kieno? Ką pirksi? Kačiapūrė. Ne, mes vieniai nabat apsipirkti. Nu ką, vėl toks chaosėlis. Pabuvom biškį tokiai ramybei. Nu, einam miestelio pasižiūrėti. Aha. Čia nebėra jau nieko. Va čia kažkoks susūrių kažkas. Va šis kaip skaniai atrodo, čia kaip mūsų trupiniuotis. Bekon. Kažkas. Na, kažkokį saldų. Bet turės
Ačiū, kartelė. Paragausim. Gal galima kartelę? Tai va, apsipirkom vakarienę maišeliuose. Nu, Po va, du šitie, 2 eurai. kaip jie vadinas? Ne, kalzakį. Ai, žodžiu, pamiršau dabar Raidės, pavadinimą žinokit, iš ne? raidės jo. Čia kažkoks saldėsis pas Vaidą. Tai va, vakarienė mūsų už kokius 3 eurus, tai Nu, visai neblogai. jo. Nu, Vaidai, Super. kaip Super. tavo vakarienė? Aš Skanu? nežinau, ar reikėtų iššildinti. Rimtai? Bet čia su mėsa, ne? Tai mėsa kas faršas pas tave? Bet žinok, nežinau, ar kauliena, ar vištiena. O čia yra su sūriu. Ir šitas kainuoja 4,5. Tai Padalinti iš 3, 1,5, ne? 1,5 euro. Nu, Bet tu čia pavalgai ir... o žiūrėk, kiek mėsos turiu. Oi, čia daug. Kur pas mum, Daug paragauti. nu, palaukė, šaltas net. Nu, Kaip čia burėks. nu, ir toks Skanu. super. Gerai. Aš žinau, ką valgyti, nu. Čia su sūriu. Žinok, irgi skanu. Sūris gal ne tiek jaučias, bet... Nu, su mėsa šiaip apsėdėjau. skanu. Gal su mėsa, bet žinok, skanus. Bet tai bus tu tradicinį paragauti. Aš kadangi mėsėvis, tai man geriau su mėsa. Tai va, nereikia kavinių niekam. Va.